Izadora Mėnulė vienintelė ir nepakartojama. Štai ir aš. Aš ypatinga kaip žvaigždė danguje. Be baimės skraido ir moju ranka. Aš Izadora, tavo draugė gera. Ir vienokia, ir kitokia, ir vampyrė, ir fėja. Visada pasiruošus kelioniai. Energinga ir nepaprasta. Taip, aš tokia. Aš Izadora. Izadora Mėnulė. Drakonų migracija. Minionete, dangus atrodo magiškai. Žinau, tai blizgiųjų drakonų migracijos kelias. Labai gražus, tiesa? Keliaukit, žavieji drakonai. Laukiu, nesulaukiu, kada pamatysiu smarkiąją blizgutę. Ar saulutė vis dar čia? Manau, taip. Jei paskubėsit, spėsit pasisveikinti, kol neįskrido. Einam! Oho! Sudie smarkioji blizgutė, sudie saulutė. Izadora? Smarkioji blizgutė didelis drakonas. Negaliu patikėti, kad tu sugebėjai jas skristi, kai buvai atvykusi į drakonų stovyklą. Ačiū, mama. Ar žinojot, kad blizgiųjų drakonų migracija į mistinį kalną kiekvienais metais vyksta tą pačią dieną? Be to, drakonai padeda daugiau kaip 100 kiaušinių. Šiemet jų bus daugiau nei 200. Ji teisi. Blizgiesiems drakonams šie metai ypatingi. Oi, yra vienas jaunas. Regis prieš iškeliaudamas jis nori pasisveikinti. Koks mielas. Kuo jis vardu? Vardo dar neturi. Jis paauglys. Jie gali būti gana įžūlūs. Galėtų būti stebuklingas laužas. Arba pavadinsiu jį liepsnojančiu šviesiuku. Labai poetiška. Sudie, liepsnojantis šviesiuk. Ar žinojot, kad didžiausias kada nors gyvenęs blizgusis drakonas buvo 50 šluotų ilgio? Be to, blizgio drakono seilės galima panaudoti suskilusiam katilui užtaisyti. Vaje, šito apie drakonų seilės nežinojau. Įspūdinga, Vilburai. Dauguma žmonių šito nežino, bet... Tik pažiūrėkit į liepsnojantį šviesiuką. Koks jis mielas. O ne, liepsnojantis šviesiuk. Mama, vienas iš naujųjų drakonų nukrito į mišką. Turim jį išgelbėti. Minionete, nori nuvesti mergaitės ir pažiūrėti, ar viskas gerai? Tu puikiai pažįsti šį mišką. Jokių problemų. Ši lazdelė gali užuosti bet kurį drakoną. Paskui mane, vaikai. Čia? Ne. Taip. O ne. Man regis mačiau, kaip jis nusileido Ana ten. O ne. O gal ten? Pažiūrėk. Čia tokios pat blizgios laužo ugnies spalvos, kaip ir liepsnojančio šviesiuko. Turbūt jis nusileido čia. Blizgusis kelias baigėsi? Kutena! Štai kur tu. Reikia susitaisyti lazdelę. Man regis, liepsnojantis šviesiukas susižeidė sparną. Jeigu jis negali skristi, tai negalės prisidėti prie migruojančių drakonų. Kągi, turėsim padėti jam greitai pasveikti. Manyčiau, kad čia kur nors yra magiškas vaistas sužeistam sparnui. Taip, mes mokėmės apie drakonus mano raganaičių savaitgalio stovykloje. Galiu pagaminti eliksyrą, kuris padėtų. Tu teisi, pamėgink. Turiu voro kikenimo nuo skausmo ir
ir drugelių plasnojimo. Padės jam skristi, bet man trūksta drakonų blizgučių, žinoma. Viskas. Dabar atsargiai užlašink 3 lašelius ant sužysto sparno. Gerai. Neliūdėk, liepsnojantį šviesiuk, mes tau padėsim. 1, 2, 3. Štai. Jis neatrodo laimingas. Gal jis alkanas? Aš tai tikrai alkana. Prisiminiau, kad turiu drakono vaisių. Drakono vaisius yra jų mėgstamiausias. O taip. Tik pažiūrėkite jį, aš tave matau. Jis jau dabar jaučiasi geriau. Tikrai, aš suprantu drakonus. Ar jis greitai pasveiks? Jei nepraleis visą migracijos smagumą, tai būtų siaubinga. Pažvelkime čia. Taip, čia parašyta, kad gydomieji eliksyrai veikia geriausiai tada, kai yra derinami su drakonų pratimais. Štai ko jam reikia. Pamėgink truputį paskristi. Nagi, liepsnojantį šviesiuk, tu gali. Nagi. Valio! Dabar atsargiai nusileisk, liepsnojantis šviesiuk. O ne. Ir aš taip nusileisdavau, kai dar tik mokiausi skraidyti. Gerai. Šis kliūčių ruožas turėtų padėti liepsnojančiam šviesiukui atgauti jėgas. Pradėsime palengva. Peršok per šitą rastą, tada apsisuk aplink akmenų kalną, praskrisk po šaka ir nusileisk į minkštų lapų krūvą. Aš tikrai nurungčiau drakoną lenktynėse. Pirmyn, liepsnojantį šviesiuk. Nagi, jei pralaimėsi, bent jau padėsi drakonui pasveikti. Žinai, manau, galėtume išmėginti kai ką sunkesnio. Manai, jam čia per aukštai? Ne. Mums reikia, kad liepsnojantis šviesiukas pasveiktų ir galėtų prisidėti prie savo draugų ten, viršuje. Net nepastebėsi, kaip vėl linksminsiesi su draugais. Vis pamirštu, kad jam reikia išvykti. Na tik to. Nagi, liepsnojantis šviesiuk, tu gali. Pakilk čia ir suėsk šį skanų obuolį. Jis išties atrodo skaniai. Gerai, gerai, jis tavo. Liepsnojantis šviesiuk, tu skrendi. Judviem pavyko. Liepsnojantis šviesiukas pasiruošęs prisidėti prie draugų. Jau. Ar tu įsitikinusi, minionete? Gal galėtume sukurti kitą kliūčių ruožą? Arba pamokyti jį atlikti kilpas ore? Man regis, jis jau nori skristi. Dar spėtume nulėkti į tvartą ir juos pašerti bei pakirdyti. Ką? Dabar ne tik Mirabelė turi naminį drakoną, bet ir Izadora. Aš irgi noriu drakono. Jokiu būdu. Vieno drakono namuose mums per akis. Izadora, jau maniau, kad jūs visi įsirengsit namą miške. Aš norėčiau gyventi miške su liepsnojančiu šviesiuku. Ak, brangioji, aš per daug tavęs ilgėčiausi, jei gyventų miške. Neabejoju, kad tavo draugai irgi tavęs ilgėtųsi. O gal tu galėtum gyventi su manimi? Bet tada jis ilgėtųsi savo draugų. Drakonams laikas užkasti. Izadora, duok liepsnojančiam šviesiukui užkandį. Manau, tu jau pasiruošęs grįžti pas draugus. Nors aš ir labai tavęs pasiilgsiu.
turbūt ten vienas iš jo draugų. Sudie, liepsnojantis šviesiuk. Linksmai praleisk laiką su draugais, aš tavęs pasiilgsiu. Bet tai nėra atsisveikinimas, greičiau iki pasimatymo. Neabejoju, liepsnojantis šviesiukas grįš. Be to, mes visada galėsim jį rasti su mano lazdele. Tik man reikia ją sutaisyti. Iki greito pasimatymo, liepsnojantis šviesiuk. Kas nori palenktyniauti? Tekstą vertė Marija Bogušytė, redagavo Indrė Arbačiauskienė. Skaitė Marija Korenkaitė ir Sergejus Ivanovas. Garso režisierius Julius Palavinskas. Įgarsinta LRT.